Susitikusios šios dvi komandos, draugiškas mačas vyko Utenoje ir tuomet Vilniaus Lietuose LKL reguliariam sezone, o savo žiūrovo akivaizdoje buvo žaidžiami tik tai tarpusavio mačai. Ir štai dabar Vilniaus Lietuvos Ryto klubas sugrįžta į savo areną, sugrįžta žaidžiant su Utenos Juventus klubu ir pirmuosius taškus atkrintamosiose varžybose pelno ir negalvoti apie tai, kaip čia susidėliojo aplinkybės, kaip čia viskas baigsis. Ir puikiai supranta patys Utenos Juventus krepšininkai, jog šis sezonas gali būti baigtas jau per 2. Taip pat ir Kauno Žalgiris iškovojo pergalę prieš Nevėžį, o čia po Renaldo Seibučio dar vieno tikslaus tolimo. Renaldas Seibutis pro galinę liniją iškart atmeta kamuolį Buterlevičiui ir ketvirtasis Vilniaus Lietuvos Ryto komandos minutės pertraukėlė nepadėjo, norint susitvarkyti su Lietuvos Ryto puolimu. Tuomet Aidas Viskontas didžiąją dalį taškų rinkdavo dvitaškiais. Miltonas Palacijo iš krašto ir jam pavyksta pataikyti. Kovoja kamuolį Eimantas Bendžius ir pats smeigia tolimą metimą. 28-9. Štai, tiesiog išeina iš po krepšio Eimantas Bendžius jau 23 taškų. Komanda nežaidžia, tada reikia kažkaip duobę. Štai šita techninė pražanga gali padaryti meškos paslaugą Utenos komandai, nes paverčia ją 4 taškais aikštės šeimininkai ir jau nepamatysime. Miltonas Palacijo perima kamuolį 3-1, pats Palacijo iki galo. Bejėgis ten buvo Derikas Leonardas ir dvitaškių pataikymas taip pat labai geras sostinės krepšininkų. 68%, čia gražus epizodas. Alijų pas Mindaugui Katelynui, šis krauna kamuolį iš viršaus. Ir tai yra tas atspindys, kaip Lietuvos Rytas sugeba nepramesti. Sostinės krepšininkai net ir po tos minutės pertraukėlės toliau nemažino apsukų. Ir dar vienas epizodas, kuris atspindintis tai, kas buvo iki didžiosios pertraukos. Jeigu nepavykdavo atakuoti iš toli aikštės šeimininkams, tai metu ar ne. Steponas Babrauskas jau buvo pasiruošęs mesti baudų, arbitrai rodė, jog ne, reikės grąžinti kamuolį. Juventus klubas ir daugiau nieko padaryti negali. Lietuvos Ryto krepšininkai iš karto į tai atsako geromis atkarpomis, sugeba laimėti Vilniaus Lietuvos Rytas. O tai bendromis pastangomis aikštės šeimininkai, greita ataka iš viršaus. Mindaugas Katelynas krauna kamuolį, sulaukęs labai gero perdavimo. 20-asis Katelyno taškas ir štai dabar reklaminė minutės pertraukėlė. Miltono Palacijo rezultatyvus perdavimas. Žiūrėsime, kaip viskas suveiks. Čia perdavimas Jomantui, šio rezultatyvus perdavimas Zupčičiui ir ta minutės pertraukėlė kaip ir reikėjo. Čia Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai pritraukė. Čepulis pelnęs 15, Derikas Leonardas surinko 14, 11 pridėjo